Sveiki, šiandien esame Vilniuje ir čia atsiradome neatsitiktinai, nes pačios įdomiausios technologijos pasirodo kartais gimsta miestuose ir jos pritaikomas Lietuvos žemės ūkyje. Šiandien lankomės Vilnius Tech Antano Gustaičio aviacijos institute ir susitiksime su labai įdomiu žmogum, šio instituto profesorių partneriu, daktaru Linu Gelažansku. Sveiki, Linai. Sveiki, Ernai. Malonu Jūs matyti atvykus į Vilnius Tech Antano Gustaičio aviacijos institutą, kur mes konstruojam visokio plauko bepiločius orlaivius. Linai, tai kaip prasidėjo visa ta istorija su jūsų produktu? Papasakokit man. Pradėjome produktą kurti dar 2018 metais, kai Panevėžio miesto savivaldybė pasirinko mus sukurti 3D maketą miesto. Ir mes naudojame tuo metu bepiločius orlaivius, kurie yra antro automatizacijos lygio. Turėjome daugybę pilotų, turėjome praleisti daugybę skrydžio valandų, daugybę dienų ir viską darėme rankiniu režimu. Ir supratome, kad tai reikalauja daug žmogiškų resursų ir reikia kažkaip automatizuoti. Antra motyvacija buvo, kai prasidėjo COVID-as. 2020 metais Vilniaus miesto savivaldybė pasirinko mus stebėti Vilniaus miestą. Vėlgi ta pati problema, dronai skrenda patys pagal automatinės misijas, bet vienintelis žmogus, kuris yra nepatenkintas, turi keisti baterijas. Vėlgi. Tai galvojame, kaip galime tai išspręsti ir pereiti iš antro automatizacijos lygio į ketvirtąjį ir sukūrėme savo produktą pavadinimu D-Box, Drone Box. Tai pavadinimas žiauriai geras, o tai ką jis daro? Tas D-Boxas. Tai tas D-Boxas yra kaip priedėlis dronui, kuris įgalina bepilotį orlaivį būti valdomam iš bet kurios pasaulio vietos. Jis yra kaip drono garažas ir geba išpakuoti ir supakuoti droną. Ir trečioji pati svarbiausia savybė – geba įkrauti drono bateriją arba pakeisti su robotinė ranka tą bateriją. Ir čia buvo tas momentas, kada aš išgirdau apie tokį konceptą ir pagalvojau, tai mūsų visiems tiem hektaram, kuriuos mes kasdieną stebim ir žiūrim ir turim aplėkti, apžiūrėti, galvoju, kodėl tokia dėžė, tas uostas drono, negali atsidurti ūkiuose. Ir tokios technologijos pagalba leisti dronui pakilti ir pasižiūrėti į pasėlius aukšta rezoliucija pakankamai. Ir vėliau tos žemėlapius galim pritaikyti purškimam, tręšimam, daugumai kitų dalykų, stebėti pasėlio būklę. Ir va tokių žemėlapių pagalba, kada mes jau ten galim tą susižiūrėti, man padarė didelį įspūdį, sužinojus faktą, kad tokie dronų tinklai jau veikia Vilniui, ne visai toli, čia pat Lietuvoje, ir Linas jos sutvėrė. Tai Linai, jūsų tinkle dabar, kiek yra tų stotelių? Taip, tai Vilniaus miesto savivaldybė jau kiekvieną dieną naudoja mūsų sukurtą dronų bazinių stočių tinklą. Tai esame išdėlioję ant stogų tokius dronų garažus. Mieste ant stogų, Mieste, ne? taip. Ir iš vienos centrinės stoties bepiločių orlaivių pilotai, valdytojai, kiekvieną dieną atlieka iki 100 skrydžių. Ir renka visą informaciją, kurią paskui apdoroja. Tai reiškiasi nuo tokių dalykų kaip miesto šiukšliadėžių stebėjimas iki miesto gatvių, sniego nukasimo, lapų nukasimo, stogų būklės įvertinimas. Dronas visą miestą gali aplėkti labai greitai, parengti ataskaitą ir tos ataskaitos pagalba tada nešvaistyti žmogiškų resursų, važiuoti tik tais į probleminės vietas ir ten jas spręsti. Tai vat lygiai, ką Linas pasakojo, kad miestuose ar ne kažkokios problemos kyla arba klausimai ir ten siunčiami žmonės patikrinti būtent tų taškų. Tai vat tada ir gimė idėja, kad laukuose mes turim lygiai tą patį, mes dažniausiai turim 10 000 kvadratinių metrų, kas yra hektarai ant hektarų ar šimtai ar tūkstančiai. Ir tada, kada užfiksuotumėm drono pagalbą, nes yra jau pakankamai daug sofistikuotos programinės įrangos, kuri jau identifikuoja, kad toj lauko vietoje mes turim piktžolės pabėgusius, pasėlį išretėjusi, biomasę sumažėjusi ar kažką tokio. Ir tokiu būdu galim tos žmogiškuosius resursus nukreipti tiesiai ten arba jau iš karto planuoti net purškimą pagal tam tikrą sudėtį komponentų, kad tos problemos būtų išspręstos laukose. Taip, Arnai. Tai šiuolaikiniai bepiločiai orlaiviai jau turi
multispektrinės kameras, tokias kameras, kurios mato daugiau negu gali žmogaus akis pamatyti. Tai platesnį spektrą ir tokia informacija surinkta ir suklijuota į bendrą žemėlapį gali mums parodyti vegetacijos indeksą. Tai kur augaliukas yra labiau stresuotas, kuriem galbūt reikia daugiau kažkokių mineralinių medžiagų, kuriem reikia kažkokios pagalbos, galbūt kažkokią ligą identifikuoti. Tai čia jau jūsų agronomai tą puikiai moka, geba, tiesiog jiem reikia duoti tos įrankius. Ta žinom, tą gebam ir su dronais jau seniai dirbam, tik tos automatizacijos ir labai norisi, nes tų resursų žmogiškųjų kaip tik ir neturim, ypatingai regionuose. Tai tikim, kad tokios technologijos padės. Tai Arnai, esame Vilniaus centre ant linkmenų fabriko stogo. Čia yra viena iš bazinių stočių, kurios kiekvieną dieną yra naudojamos. Ir operatoriai čia nebūna, operatoriai būna savo kontrolės centre, savo operacijų centre ir iš ten valdo šitą bepilotį orlaivį ir visą sistemą. Tai kaip tai veikia, operatorius spaudžia mygtuką kilti, bazinė stotis atsidaro, dronas pakyla, atlieka misiją, grįžęs atgal pagal GPS nusileidžia iki stoties, tuomet perima nusileidimo valdymą drono kamerą, jinai atpažįsta šios QR kodus ir kaip tarptautinė kosminė stotis susijungia su savo garažu. Ir tuo metu po nusileidimo, sakykime, dronas nusileidžia kažkaip taip, drono bazinė stotis užsidaro. Užsidarydami, jinai sucentruoja droną per vidurį ir yra pakeičiama jam baterija. Žinau, kad klausimai bus, o kaip jinai kils, jeigu lyja operatorius nemato, arba sninga, arba vėjas pučia, tai čia meteo stotelė yra ir bet kada gali matyti tą stotelę pati, ar ne, kaip jinai stovi. Šalia bazinės stoties yra stovas, ant kurio mes turime 4G, o labai greit ir 5G ryšį. Turime apsaugos kamerą, kuri stebi droną ir taip pat meteo stotelė, kuri gali matuoti iki 6 parametrų. Tai operatorius automatiškai mato, kad šiuo metu sninga arba netinkamos oro sąlygos, per didelis vėjas ir tiesiog operacijos tuo metu nevyksta. Neskraidimo laikas. Šita dėžė taip pat turi savo mikroklimato sistemą. Esant žiemą jinai pasišildo save, esant vasarai ant stogo būna labai karšta, tai yra atšaldomas vidus, kad nepažeis baterijų. Taip pat jeigu dingsta elektros energija, o dronas tuo metu būna ore, tai mes turime atsarginę bateriją viduje ir užtikrintai bent 2 valandas galima paruoti be elektros energijos, tai per tą laiką dronas spėja grįžti ir nusileis saugiai įstoti. Kas dar aktualu ūkiam ir dėl ko ta technologija, man atrodo, labai svarbi ir įdomi, turėtų būti ypač pažangiem ūkiam, dėl to, kad kada su drono vaizdą turi surinktą tokiu detalumu, kokiu dronas gali ją surinkti, tą medžiagą iš laukų, tai neišvengiamai bus ateityje tik aktualiau. Ir tokio detalumo žemėlapiai dronų daug vertės duoda specialistam, nes, pavyzdžiui, mes išbandėm kai kurias programas, tai dronai apskridus laukus, tu gali net ir piktžolių dydį, rūšinę sudėtį matyti ir tą matyti net kaip pasakyti, nuotraukų nereikia peržiūrinėti Excelį, viskas parašyta. Ir iš esmės pagal tai gali parinkti herbicidus, jų normas. Tai labai daug svarbių duomenų agronomam ir kur kartais žmonės būna jau daryti ar nedaryti. Tai čia nebebus klausimų, nes viskas skaičiais parašyta. Ir tu tada gali tiesiog, kaip pasakyti, nenoriu sakyti popierinis agronomas ar ten kompiuterinis agronomas, bet iš esmės tai žiauriai geri įrankiai tą daryti. Ir galvoju, kad neišvengiamai tai ateis vis dažniau į laukus ir va tokios technologijos kaip D-Box pagalba mes galim tai paspartinti ir sumažinti reikalingų specialistų kiekį iki minimumo būtent regionuose, nes ten ir yra gal didžiausias iššūkis tokių žmonių turėti. Ir su aptarnaujančiu personalu, jo pagalba dirbant, tikrai pirmą dėžę šiemet paleidžiam ateities ūkį ir vėliau plėsim į kitus agrokoncerno grupės ūkius pasiteisinus technologijai ir tuo pačiu pasiūlysim savo partneriam. Kai rinkomės su kuriais šio produkto, panašaus koncepto produkto partneriais dirbti, labai imponavo man faktas, kad Lietuvoje kūriamos tos technologijos ir būtent čia galim cirkuliuoti tą ekonomiką ir pinigus. Ir antras dalykas, kaip visada, agrokoncernas randa savo kelią link mokslinių įstaigų, nes paprastai labai daug bendradarbiavim su lietuviškais žemės ūkio universitetais ar gyvybės mokslo institucijom, o dabar jau ateinam į technologinius. Iš mūsų pusės labai smagu, kad pagaliau galėsim pritaikyti ne tik tais miesto centruose,
bet ir periferijoje. Ir tikimės, kad kiekvienas Lietuvos kampelis bus padengtas mūsų baziniam stotim. Ačiū labai. Apsilankius tokiose vietose, kur dirba tiek daug intelektualių, protingų ir kūrybingų žmonių, apima pasidžiavimo jausmas. Nes būtent pamatęs, kiek daug progreso galim rasti ten, kur nesitikėjom, suprantame, kad bus daug lengviau kurti ateitį Žemėje.